Sveiki. Taip atrodo 4 bitynas. Gegužės 5. Žiauriai geras oras, kokia laukia +20. Bent +19 tai tikrai jau yra. Dabar apie 10 ryto. Ir čia va iš tikrųjų matosi vyšnaitės, tai prieisiu vėliau parodysiu. Už iš tikrųjų kaip neša nektarą. Tai prasidėjo mindūnešis, bet iš tikrųjų ne tą norėjau parodyti. Nupirkau iš Maskvos tokio Sergej Belov svarstyklės. Norim parodyti, žodžiu, šiaip akumuliatorius, tokia dėžutė. Patys davikliai tai yra ant chokėjaus šaibų. Man pabandysiu gal biskį patamsinti. Tokios yra detalytės. Vat, pasideda. Ir tada čia vat išeina, oi, fokuso nėra. Tada išeina vat antenytė ir į serverį deda duomenis ir SMS atsiunčia. Tai prie video pridėsiu SMS-ą, kaip atrodo, vat ką tik sumontavus svarstyklės, kaip atrodo vaizdelis. Šiaip iš priekio, nežinau ar matysis, nes labai saulė šviečia, tai aš nematau. Pats nieko nematau. Gal iš galo pabandysiu dar kartą parodyti, sufokusuoti. Nu, žodžiu, tokios tabletytės va pasideda ir 4 kampai. Labai paprastas montavimas. Man sumoj gavosi su muitu, su visais atsiuntimais 275 eurai. Čia aišku Lietuvos muitinė mane stipriai nuskalpavo, kad aš ne dovanų siunčiau, o pirkau. Nu tai va, tai iš principo toks vaizdelis. Yra temperatūros daviklis. Yra, nežinau ar matysis, galima padaryti va, kontaktas. Nuo trumpo jungimo kontaktas, nu tasme uždaros grandinės kontaktas. Galima, pavyzdžiui, kokį davikliuką, jeigu pakelia dangtį, kad atsiųstų SMS-ą, kad, nu, kaip aliarmas. Yra toliau temperatūros jutiklis. Va toksai va, oro temperatūrai matuoti. Ir yra, matosi va toks signaliukas mirksi. Jeigu jis kas 3 sekundės kažkur mirksi, iškas prisijungimas prie tinklo yra ir duomenys perdavimai. Nu tai tiek. Nu, priėjau arčiau. Bet telefoną sunku parodyti. Daug bičių iš tikrųjų. Nežinau ar girdit. Tūžia medis. Man netgi drugelis ir tas nektaro atskrido pagerti. Matosi jo, dabar matau ir aš. Matosi telefonė. Labai smagus garsas. Pabandysiu arčiau prie žemesnės šakos.
Tai va, tai prasidėjo medunešis. Gerai, tiek. Iki.